pabūsiu šaukštas deguto medaus statinėje. Man labai patinka jūsų vizijos ir svajonės apie atvirąją prieigą, bet tai liks vizijom ir svajonėm, kol nesusitvarkys aukštosios mokyklos, mokslo tyrimo institutai savo viduje santykių dėl intelektinės nuosavybės. Šiandieną mes turim praktiškai labai paradoksalią situaciją, todėl kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas labai gražiai pasako, kad visų mūsų mokslininkų, kurie dirba darbo sutartimis, mokslinį darbą tai yra kūrybinis darbas, kurie naudoja aukštosios mokslo institucijos išteklius ir sukuria kažkokį intelektinės veiklos rezultatą, tas rezultatas intelektinės nuosavybės teisės į jį priklauso aukštajai mokyklai. Į ką priklauso teisės aukštajai mokyklai? Į tą, ką mes išpublikuojam ir teises atiduodam leidėjui, tai aukštoji mokykla jau nebeturi dalies teisių. Ar mes turim prieš tai atiduoti mokyklą ir jinai spręs, ar mokyklą ir institutui, ir jinai spręs, kur publikuos, tai praeis labai daug laiko ir vėl yra blogai. Tai aš manyčiau, kad pirmiausia ir svarbiausia, reikėtų išsiaiškinti santykius tarp darbdavio, aukšto mokslo institucijos ir darbuotojo mokslininko. Ir štai šitoje vietoje, aiškinantis tuos santykius, galėtų ir turėtų atsirasti politinės nuostatos dėl atvirosios prieigos. Tada mes galėtume sakyti, kad mes norėti atvirosios prieigos, bet jeigu yra politinė nuostata, mes privalėsim tą atvirą prieigą vienokiu ir kitokiu būdu suteikti. Dabar dar vieną akmenėlį į mokslinių duomenų atvėrimo darželį. Dar viena iliuzija. Aš suprantu, kad mes galim tikėtis atvėrimo po kažkiek laiko, kai tie, kurie surenka tos duomenis, kai jie jau gauna savo ekonominę naudą, kai jau vyksta ta grąža, nes niekas šiandieną veltui nedirba. Taip, tai tie, kurie renka duomenis, duomenų rinkimas, netgi duomenų rinkimo instrumentai gali būti intelektinės nuosavybės objektais. Jeigu aš sugalvoju, mes nepatentuojam, labai daug ko nepatentuojam, tiesiog daug apsaugom neviešindami, tokių savitų komercinės paslapties institutų. Kai ką mes tiesiog aprašom ne viską atskleisdami, pasinaudot kiti negali, pasilikdami, nes tai yra tiek mūsų atskirų mokslininkų interesas, tiek aukštosios mokslo institucijos interesas. Gauti naudą iš to, ką mes dirbam. O tik po to jau ateina visos atvirosios prieigos vizijos. Taip, jos turi ateiti, bet sutvarkinkim pirmiausia tuos santykius. Jaunieji mokslininkai nori atsiverti, labai puiku, bet jie tegul pasižiūri savo sutartis. Ką jie gali, kam priklauso intelektinės nuosavybės teisės. Ir galbūt tie norai todėl ir yra maži, kad nėra užtikrintumo šioje vietoje, nėra apsaugos. Tai trumpai būtų tiek. Tiesiog apie šitos dalykus reikia pagalvoti ir galvoti jau dabar, o ne tada, kai prasidės pirmieji ginčai dėl to, kad žmogus iniciatyvus palaiko. Ir tai aš vis tik manyčiau, kad dabar kolega iš švietimo ministerijos. Labai žiūrėtume į jūs, nes šitoj vietoj būtent reikėtų bendros Lietuvos politikos. Tiek kalbant apie mokslo publikacijų, tiek kalbant apie studijų publikacijas. Tarsi apie mokymui skirtų šaltinius. Nes jeigu pažiūrėtume, kas yra LVU tinklalapyje, tai ten atviro turbūt yra tik tai tas, kuo aš tikrai pati pasirūpinu ir kad tai būtų atvira. Tai čia jau nederėtų palikti konsorciumams, o reikėtų bendros Lietuvos politikos. Tai trumpai būtų tiek.